Labas rytas. Labas rytas. Kokios jūsų nuotaikos? Puikiausias. Laukiam. Kur jūs susirašėt? Niekas nežino, kad šiandien šeštadienis yra, bet šiandien šeštadienis. Į viską, į kalėdinį vakarėlį. Jo, važiuojam į kalėdinį vakarėlį, einam, persipakuojam į autobusiuką mūsų, sulaukiam kito kolektyvo, mūsų turėtų būti 8-9 žmonės šiandien. Jūs ne prieš dalyvaut video blogė, mano? Yra toks GTVDR, žinot? Tai ne prieš? Ne prieš. Žiūrėjau, baika yra tame, kad į Baltarusiją važiuojant reikia ne tik tai deklaruoti patį žmogų, turėti vizą, bet reikia būtinai uždeklaruoti įvežamą automobilį. Reikia šitų daiktų labai protingai susikabinti. Ačiū labai, kad visi laiku susirinkot, tai man yra labai svarbu, aš labai mėgstu. Kai mes tiesiog labai mums dar gaila, kad reikia sustot vynotekoje dovanų nupirkti. Ką vartoju, kad ryte būti žvalus? Aš iš tikrųjų ištvermę savo didinu sportą visą laiką. Sportas yra mano ta paslaptis tos neišsenkamos energijos. Per sportą mokaisi paskirstyti savo energiją, iš tikrųjų, ir ją taikai tada ir savo kasdieniniam gyvenimui. Tai čia tik tai sportas. Minskas yra miestas, kurį juosia didelis žiedas. Maždaug Maskvos tipo, bet jo, ta prasme, tokio planavimo principų yra padarytas miestas. Aplinkiai yra žiedas. Ir nuo to žiedo patogu yra tai, kad visur į centrą sueina gatvės tokios plačios kaip šita. Važiavome iki tos Baltarusijos. Šiandien rekordiškai labai greitai įsikūriau aš tokiam viešbutį. Esam prie pagrindinės gatvės. Matosi arena. Jų pagrindinė lygų Lietuvos Siemens arenai. Iš tikrųjų labai gera vieta, labai gera dislokacija, labai greitai susiekti ir matosi ofisas mano per langą. С нами нипочем, доступны из любой точки мира. С успехом все дела ведем, в таможенных вопросах служим ориентиром. Желания клиентов, законы для нас, у нас-то выполнит любой заказ. Мы все решаем за тебя, доверься смело, все будет красиво. Работу делаем